Kainų ir energetikos kontrolės komisijos teigimu, nuo kitų metų gyventojams turėtų keistis mokėjimo už elektrą sistema. Esą vartotojams ketinama pasiūlyti 2 arba 3 skirtingus mokėjimo planus. Tačiau bazinis mokėjimo planas su vienu 45 centų tarifu arba dvigubu 49 ir 36 centų tarifu išliks. Nuo kitos savaitės naujojo opozicijos lyderiu turėtų tapti Socialdemokratų partijos frakcijos seniūnas Algirdas Butkevičius. Tai buvo nuspręsta pirmadienį vykusiame opozicijos frakcijų lyderių susitikime. Esą nuo šio opozicijos vadovo vairą partijų atstovai perims rotacijos būdu. Šiuo metu opozicijai vadovauja Darbo partijos frakcijos seniūnas Vytautas Gapšys. Darbo biržos duomenimis per praėjusią savaitę Lietuvoje įdarbinta 5300 darbo ieškojusių asmenų. Tai vidutiniškai 1000 darbuotojų per dieną. Pagal aktyvios darbo politikos priemonės darbo biržos jau yra nusiuntusios per 2000 asmenų. Iš jų beveik 40% įsigijo verslo liudijimus, kiti nusiųsti į viešuosius darbus arba įsidarbinti subsidijuojant. Seimo pirmininkė Irena Degutienė siūlo 2011 metus paskelbti laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminties metais. Esą kitąmet bus minimos Lietuvai itin skaudžių įvykių 1941 ir 1991 metais sukaktys, bei daugelis kitų šaliai svarbių ir skausmingų įvykių. Taip pat siūloma tam numatyti specialų finansavimą. Šiandien iš Turkijos su bronzos medaliais sugrįžta Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. Su mūsų krepšininkais lėktuvas iš Stambulo leisis 9:30 vakare. Iškilminga krepšininkų sutikimo ceremonija vyks Rotušės aikštėje 22 val.